Laida apie ūkį ir bites. Tuo, kad Lietuva jūrinė valstybė, niekas nebejoja. O kaip jūrose sekasi žvejoti mūsų šalies laivų įguloms? Kaip Lietuvos žvejai vertina Europos žuvininkystės fondo paramą? Klaipėdoje apsilankėme prieš pat pramoninės žūklės sezono pradžią. Kviečiu žiūrėti. Rugsėjo 1 po kasmetinės 2 mėnesių pertraukos prasidėjo pramoninės žūklės sezonas Baltijos jūroje. O iki jo likus porai dienų, krantinėje šalia Klaipėdos žuvies aukciono prišvartuotose laivuose buvo baigiami paskutiniai remonto darbai. Tačiau pasak uosto senbuvių, ne visi žvejai skuba naudotis galimybę užsidirbti. Nemaža dalis tralerių lieka čia remontuotis ir rugsėjį. Baltijoje susidarė, situacija, sakykime, palanki žvejams, visiškai palanki, sakykime, kas anksčiau buvo didžiausia problema kvotų klausimas, kad neužtekdavo kvotų. Tai jau dabar šiemet bus 2 metai, kai neišgaudysim tų kvotų. Visos galimybės dirbti yra ir nelabai yra ko skųstis, reikia tik tai dirbti, suktis. 4 žuvys praktiškai yra pramoninės, kurios žvejojam Baltijos ir tai yra plekšnė, kurios praktiškai neribojamas sugavimas. Jos yra daug, bet ją ir nelabai apsimoka žvejoti. Paskui yra strimelė, vadinama Baltijos silkė. Jos irgi nedaug žvejojam ir kvotos nedidelės. Kilkės yra daugiau, bet ją žvejojam ir atiduodam praktiškai tik tai į miltų gamybai Danijoje, nes jinai žvejojama tenai ir čia laivelim plaukia, čia atgal neapsimoka tenai vietą. O pagrindinės pajamos Baltijos jūroje yra iš menkės gaunamos. Baltijos menkė ne itin brangi ir ne tokia vertinga, kaip Šiaurės jūrose pagaunama jos giminaitė. Vis dėlto gausiais ištekliais nepasižyminčioje jūroje ši žuvis užtikrina pragyvenimą ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių valstybių žvejams. Jau keletą metų iš eilės didėjant menkių populiacijai, didėja jų sugavimo normos. Ir labai tikėtina, kad ne visi žvejai sugebės išnaudoti jiems skirtas kvotas. Pastaruosius 3-4 metus šių išteklių būklė tikrai yra gerėja. Deja, su laivų būklė techninė situacija yra dramatiška, nes visas pertvarkymas, visas remontavimas vyksta savininko lėšomis. Deja, galbūt nors ir žuvų produktai yra paklausus, bet kaina ji dar nėra tokia aukšta, o juo labiau, kad sąnaudos žūkliai, būtent Baltijos jūroje, yra labai didelės. Kiek žinau, nei vienas Baltijos jūroje žvejojantis žvejys Lietuvos nėra įsigijęs naują laivą. Pažiūrėjus, kaip atrodo laivai, jie gana seni, gana nelabai kokios būklės techninės. Mes savo laivus bandom palaikyti, bet tai tik tai palaikydavom jos tik tai didžiųjų laivų, okeaninių laivų sąskaitą. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programoje numatyta parama jūrų žvejybos laivyno modernizavimui. Tačiau ši priemonė didelio populiarumo tarp Lietuvos žvejų nesulaukė. Laivų savininkai nenori prisimti ilgalaikių įsipareigojimų mainais į palyginti smulkius ir nesminius patobulinimus, kurie remiami Europos žuvininkystės fondo lėšomis. Pagrindinės priemonės leidžiamos modernizuojant laivus yra būtent žuvų saugojimo sąlygų pagerinimas, jų šviežumo, jų kokybės užtikrinimui, darbo sąlygų pagerinimas, tai yra, sakykime, taip populiariai šnekant, dušų, persirengimų kabinų modernizavimas, bet tai viskas, kas susijęs su techninėmis, sakykime, galimybėmis, galingumo padidinimu, tas yra labai apribota. Baltijos jūroje yra 32 laivai, žvejojantis su Lietuvos vėliava. 90% laivų yra standartiniai, po 300 arklių jėgų variklis. Reiškia, kur matom dabar tie traleriai, tai yra standartiniai nuo tarybinių laikų likę. Ir žinoma, jeigu ES pakeistų savo reglamentus ir leistų naujiems nariams naudotis paramą naujų laivų statybai, aš manau, kad ne vienas tai padarytų, bet pakol kas visi mūsų raginimai žvejų ir ministerijos pakol kas yra neišgirstami. Parama variklių atnaujinimui arba pakeitimui naujais jų galios padidinimui yra neįmanoma, nes tai labai yra griežtai pasakyta. Mes su šią nuostatą, sakykime, buvo bandoma ją pakeisti ir Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybose. Ši idėja buvo ne kartą išreikšta mūsų atstovų,
Na, bet Europos komisija į tai pasižiūrėjo labai formaliai ir netgi dėrybų šiuo klausimu neleido vesti. Tas fondas, kas liečia, sakykime, laivų modernizavimą ir naujų laivų statybą, yra mums naujoms šalims yra diskriminuojantis, todėl kad komisija iki 2004 metų leido, naudojantis ES pinigais, statyti naujus laivus. O mums įstojus pakeitė reglamentą ir yra kategoriškai draudžiama. Jeigu taip liaudiškai šnekant, sakome, mes supjausome 3 laivus ir įsigijame 2 naujus. Tuo pačiu sumažėja netgi tonažas bendrasis. Bet ir šioje vietoje komisija labai buvo skeptiška ir labai formaliai yra. Vienintelė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos pirmos krypties priemonė, kurioje numatyta parama naudojosi žvejai ne investicinio, o kompensacinio pobūdžio. Tačiau nepaisant to, kad pagal šią priemonę išmokėti Europos žuvininkystės fondo pinigai buvo tiesiog pravalgyti, paramą laivų žvejybinės veiklos nutraukimui visam laikui palankiai vertina dauguma žvejų. Gavo žmonės, kurie atsisakė verslo. Šio verslo supjaustydami metalo laužui arba nukreipdami, kadangi čia laiveliai nedideliai, arba pramoginiai žvejybai, ekskursijom, tokiam perdarinėdavo laivus, tik tai žodžiu, kad amžiam atsisveikindavo su žvejyba. Tai tokią gaudavo ES paramą. Tai yra vienas iš protingiausių Europos komisijos sąjungos sprendimų, todėl kad laivas, jis ar turi 50 ar 60 tonų, jis turi išsilaikyti, reiškia. Nėra laivo, nėra problemos. Jis sumažino ir žmonėms davė išeiti, sakykime, su pelnu oriai galimybę. Ir susitaupė, reiškia, menkės padidėjimas, aš manau, yra surištas kaip tik ir su tuo, kad pasidarė Baltijos jūroje daug mažiau gaudančių laivų vienetų. Parama naujų laivų įsigijimui ar jų pajėgumų didinimui nenumatyta ir būsimame programinėme laikotarpyje. Be to, ateityje gali nebebūti galimybės pasinaudoti Europos žuvininkystės fondo parama bet kokiam esamų jūrinių žvejybos laivų atnaujinimui. Todėl daugelis Baltijos jūroje žvejojančių Lietuvos žvejų savo laivyno modernizavimą sieja su naujos kvotų sistemos įvedimu. Jeigu įmonė turi 2 laivus arba 4, šiandien norint gauti kvotas tiem laivam, jie visi turi būti veikiantis. Neužtenka, kad jie stovi, jie turi būti veikiantis su registro, su techninės kontrolės pilnai dokumentai ir laivai turi būti funkcionuojantis ir tik tada pagal esamas taisyklės galim jiems skirti kvotas. Taigi, jeigu turi 5 laivus, tai turi laikyti 5 komandas, reiškia, ir 5 laivus remontuoti ir panašiai. Vietoj to, kad galėtum įsigyti, sakykime, vietoj 5 laivų 2 laivus, galingesnius, ir tai vadinasi 2 komandos, 2 varikliai ir sumažėja daug labai rūpesčių. Taigi esmė šių numatomų taisyklių pakeitimų yra ta, kad ši teisė žvejybos arba koncesija žvejybos suteikiama žvejui 10-15 metų. Ir jeigu tu nepažeidi žvejybos taisyklių, išteklius naudoji saikingai ir pagal visus reikalavimus, tu šią teisę turėsi ir 10 metų. Automatiškai tu gausi pajamas. Tu gali kreiptis į banką ir gauti kreditą laivo įsigijimui. Tai manyčiau, tai tikrai turėtų būti paspirtis būtent žvejybos laivyno atnaujinimui. Tada atsidaro norintiems dirbti, atsiranda galimybės dirbti. Kurie nenori dirbti, tiem nieks nepadės. Kaip aš visąlaik sakau, žinot, kaip yra vienam lauke yra 2 ūkininkai, vienam auga, bulvės kitam neauga. Ką tu padarysi? Nieko nepadarysi. Taip yra. Taip ir čia žvejyboje yra ūkininkavimas, yra laikų vietoj priimti teisingi sprendimai ir čia niekas žuvininkystė nesiskiria nuo kitų verslų, reiškia. Panašu, kad Baltijoje žvejojančio Lietuvos laivyno ateities piešti niuriomis spalvomis nėra jokio pagrindo. Gali būti, kad netrukus ir mūsų žvejai galės džiaugtis naujais ir galingais traleriais, neprastesniais nei dabar naudoja vakarų Europos žvejai. Po reklamos pratęsime pasakojimą apie Lietuvos žvejų rūpesčius. Šįkart apie nerimą keliančias žinias nuo Afrikos krantų. Kiek nedaug kartais reikia, kad viskas gyvenime apsiverstų aukštyn kojomis. Regis tik lengviau atsiduso Baltijos jūron laimikio plaukiančių laivų įgulos,
Ir štai juodi debesys susitelkė virš iki tol pelningai dirbusio Lietuvos okeaninės žvejybos laivyno. Tęsėme pasakojimą iš Klaipėdos. Numatoma, kad įvedus naująją kvotų sistemą, įmonės galės laikinai apsikeisti savo turimomis kvotomis su kitų valstybių žvejybos įmonėmis. Tačiau parduoti turimas kvotas bus galima tik savo valstybės viduje. Atsiradus daugiau galimybių skolintis, modernizuoti laivyną ir optimizuoti žuvų sugavimo kaštus, Baltijos jūros žvejai galės lengviau atsidusti. Tačiau iki šiol tvirtai laikęsis ir pelningai dirbęs Lietuvos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivynas susidūrė su rimtais sunkumais. Kol nebuvo ES ir, tenai, tai mes pirkdom komercinę zoną, komercinės kvotas, komercinės licenzijas ir, skirtingose valstybėse ir kaip sugebėdavom, taip, ir nusipirkdom. Kai tapom ES nariais, tada mums buvo uždrausta pirkti komercinės licenzijas. Tada buvo galima tik tai pirkti per ES. ES sudaro sutartis su valstybėm ir tada jau perpardavinėja, skirsto tas kvotas savo valstybėm narėm. Žuvų ištekliai yra bene vienintelis laukinės gamtos išteklius, kur Lietuva gali naudotis taip prieidama prie tarptautinių gamtos išteklių. Praktiškai turbūt nėra daugiau tokių nei nafta, nei dujos, kur naudojamos visos valstybės jos naudoja. Lietuva neturi šios galimybės. Pamažu, 16 metai eina UAB Baltklantą ir dabar atsidūrėm, kaip ir galima sakyti, kryžkeliai. Nes šiuo metu visi iki vieno laivai stoja. Dėl skirtingų įvairių priežasčių netekom kvotų, kur mes dirbam paskutinius 12 metų. Tai yra Maroko, Mauritanija ir Senegalas. Specifinis faktorius žuvininkystėje yra tai, kad visa žvejyba ji planuojama pagal taip vadinamą istorinės aplinkybės. Tai yra, jeigu tu ten žvejoji prieš 20-30 metų, tau bus suteikta teisė žvejoti ateityje. Atsidarius naujam žvejybos rajonui, patekti į jį praktiškai neįmanoma. Todėl išsaugojimas tų buvusių žvejybos rajonų yra labai svarbus tiek Lietuvai, tiek tai pačiai Europos Sąjungai. Praėjusių metų gruodžio mėnesį Europos parlamentas nusprendė nebepratęsti žuvininkystės partnerystės susitarimo su Maroko karalystė protokolo galiojimo. Iš karto po to visi ES valstybių žvejybos laivai buvo priversti palikti šios šalies išskirtinę ekonominę zoną. Sekanti valstybė, kurioje žvejojom, kurios vandenyse žvejojom, Mauritanija. Tenai ES sutartis su Mauritanija galiojo iki Liepos 31, bet pagal tą sutartį mes kvotą išgaudėm balandžio mėnesį. Ir nuo balandžio mėnesį mes bandėm dar dirbti Senegale. Kadangi ES neturi jokios sutarties žvejybos srity su Senegalu, tai mes tenai įsigijom komercinės licencijas. Bet padirbus mėnesį tenai pasikeitė valdžia, naujas rinkimai, naujas prezidentas ir jis uždraudė žvejybą minimum pusiai metų. Kas bus, po pusės metų nežinom. Ir taip likom praktiškai be licenzijų tose vietose, kur mes dirbam 10-12 paskutinių metų. Paskutinis pavyzdys yra šių metų pabaigoje pasirašytas ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas, kur sudėtos praktiškai iš Mauritanijos pusės tokios sąlygos, kurios tampa nei ekonomiškai, nei, sakyčiau, techniškai neįmanoma jų gyvendinti. Sąlygos pagrindiniai nepriimtinos todėl, kad zona negaudimo nuo 12 mylių padidinama iki 20 mylių, o už 20 mylių mes sugaunam maždaug 10% tik tai visos žuvies. Taip, kad tenai neįmanoma išgyventi tose vietose, kurios lieka už 20 mylių. Dar vienas reikalavimas įvesti, kad 60% įgulos narių sudarytų Mauritanijos piliečiai. Tai reiškia jau ne tik eiliniai jūreiviai, kurie ceche dirba, apdoroja žuvį, bet ir kiti specialistai, jau netgi jaunesnieji šturmanai, mechanikai jau turi būti Mauritanijos piliečiai. Kol kas tai sunkiai įsivaizduojama, nes nėra nei diplomavimo sistemos pas juos, nei tikrinimo, nesuderinami dalykai. Ir dar apie 20 pozicijų smulkesnių jau žodžių, kaip 2% atiduoti nemokamai Mauritanijos valdžiai. Žemės ūkio ministerijos atstovai, žuvininkystės departamento atstovai dalyvaudami dėrybose
Europos komisija visą laiką tą pabrėžė, kad mes negalime sutikti su tokiam sąlygom. Ir čia galbūt reikia pažymėti, kad tai ne tik Lietuvos nuomonė, tai yra praktiškai visų dėrybose dalyvavusių valstybių narių nuomonė. Na, dėja, Europos komisija šios pasiūlymus pasižiūrėjo, sakyčiau, formaliai ir pasirašė šį susitarimą su tikrai visos ES laivynų nepalankiomis sąlygomis. Tokiom sąlygom mes atsisakom dirbti. Ir dar ES ne tik, kad už licenzijas moka, bet dar ir papildomai kiekvienais metais 70 milijonų eurų Mauritanijai moka už čia. Bet dabar dar šita sutartis neįsigaliojo, kadangi ją turi patvirtinti Europos parlamentas. Prašom, kad to jie nedarytų. Jau antrą dešimtmetį okeaninę žvejybą užsimančios įmonės vadovas pastebėjo, kad Mauritanijos Islamo Respublikos valdžia griežtas sąlygas Europos ir kitų šalių žvejams pradėjo diktuoti po to, kai prieš porą metų regione sustiprėjo Kinijos žvejybos kompanijų įtaka. Jau dabar, pagal sutartį su Mauritanijos valdžia, Kinijos verslininkai šioje šalyje pradėjo įgyvendinti milžiniškus investicinius projektus. Bus pastatyta jau ir dabar statoma gamykla, kurioje dirbs vien tik 600 Mauritanijos piliečių. Pastatytas bus miestelis, 6000 vietų statoma, išlygino su žemė, lygų padarė ir nuo nulio pradeda visas komunikacijas, dujotiekius, nuotekų šalinimą lietaus, nors tai lietaus praktiškai nebūna. Nesvarbu, bet žodžiu gyvenam. Krantinės stato labai didelės. Kiniečiai tenai įsipareigojo pastatyti šaldytuvą 6000 tonų, ledo generatorių 100 tonų ledo per parą. Taip pat bendrai sukurti 2500 vietų Mauritanijos žvejam ir dar $100 milijonų kasmet mokėti Mauritanijai. Pastaruoju metu Europos komisija vykdo, sakykime, gan griežtą tausojančią politiką, labai stipriai apribodama žvejybą ir, sakykime, kitą kartą ne visada teisingai atsižvelgdama į socialinį, ekonominį aspektą. Yra numatyta, kiek laivų kiniečiai atvarys į Mauritaniją. Tai jie sugaus žymiai daugiau, negu kad dabar sugaunam mes. Bet kadangi tie laivai jau bus registruojami Mauritanijos vėliava, visai kitas dalykas, jiems visai kitos taisyklės galios. Ir rajonas, kažin ar nuo to pailsės. Pasak Baltlantos vadovo, Europos komisija šiuo metu bando dėrėtis dėl žvejybos atnaujinimo Maroko karalystės pakrantėse. Mat nepratęsų žvejybos susitarimo nukentėjo ne tik Lietuvos, bet ir Ispanijos žvejai. O Ispanijos valdžia buvo priversta išmokėti kompensacijas kelių šimtų čia žvejojusių savo šalies laivų savininkams. Deja, dabar, kai iniciatyvą atnaujinti susitarimą perėmė Europos Sąjunga, Maroko karalystės atstovai tartis nebeskuba. Tai tikimėms, kad vis tik tai gal su Maroko susitars, gal dar kas nors pasikeis Mauritanijoje. Dar yra keletas vietų tokios seklumos netoli Azorų salų, dar yra čia netoli Gibraltaro banka Josephine, gal tenai 1, 2, 3 laivai galėtų išgyventi bent jau kai kuriuo metų periodu. O šiaip praktiškai laivai, visi žmonės, įgulos, kurios krante jau dabar atbuvę pusę metų norėtų į jūrą plaukti. Dabar mes užsakom lėktuvus tik tai tam, kad gražinti įgulas iš laivų, nes jie stovi, nuostoliai eina, nuostoliai su kiekvieną dieną auga, o pajamų nėra. Nuo ES reikalavimai tie, kad bendrai mažinti laivų kiekį yra kaip ir logiški, nes rajonai kaip bebūtų, bet jie yra nualinti. Daugiau ar mažiau, bet nualinti reikėtų jiem ir pailsėti, bet ne tokiom drastiškom priemonėm, kad iškart ir viskas nutraukiam ir viskas pamažu. Štai įsivaizduoju, jeigu buvo 100 000 tonų skirta, tai reiškia skirti 70, gal paskui 50, bet kad būtų kažkoks tai judėjimas, kad nenutrauktų. Nepaisant to, kad mūsų žvejų turimi okeaniniai laivai nusileidžia galingumu ir kitomis techninėmis charakteristikomis moderniam Nyderlandų laivynui, lietuviai nelinkę jų nurašyti į metalo laužą. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programoje numatomos kompensacijos laivų savininkams atsisakantiems žvejybos verslo. Baltlantos vadovas vis dar prisimena nesėkmingą bandymą gauti kompensaciją už nurašomą įmonės laivą Kiras. Su tuo Kiru, išskyrus labai daug nemalonumų ir didelių nuostolių, mes nieko neturėjom. Pavyzdžiui, per pusę metų laivas turėjo būti dirbęs 75 paras. Mūsų laivas dirbo virš 100 parų, tam laikotarpį. Bet pradėjo žiūrėti, pagal laivo žurnalą, taip, pagal laivas nevedė žūklės žurnalą.
žūklės žurnalas nepagrindinį. Žodžiu, mes tą laivą atvarėm į Klaipėdą, prastovės beveik 2 metus čia, kol vyko visi šitie tyrimai. Dabar baigėsi visi šitie teismai, pripažino, kad tie visi buvo neteisėti, bet kas mums šitos nuostolius kompensuos dabar? Niekas. Taip, kad daugiau mes negalim pasinaudoti ES šitais dalykais. Tik tai skiriama, kad kam nors, tai ekologijai, kad mažiau išmetimo būtų čia to, bet čia yra tokie dalykai, matot, kai laivai seni ir remontuoti ir dėti juos ką nors labai naujo tokio tikrai neapsimoka. Baltlandos vadovas sako, kad ne tik bloga patirtis verčia įmonę ieškoti būdų, kaip išlaikyti bent dalį veikiančių okeaninių žvejybinių laivų. Skirtingai nei Baltijos jūroje žvejojančiuose traleriuose, kuriuose dirba 6 žmonių įgulos, kiekviename iš šių milžinų vienoje pamainoje dirba beveik po 100 žmonių. Prieš kelis dešimtmečius pats okeaninio žvejybinio laivo kapitonu buvęs Baltlandos vadovas nuogąstauja, kad nepasikartotų prieš 22 metus buvęs scenarijus. Pilnai gali būti tokia pat perspektyva, kaip ir kad žlugo Lietuvos laivynas atgavus nepriklausomybę. Kadangi neliko kur žvejot laivam. Nes anksčiau visą žvejybą organizuodavo Sovriflotas. Ir Sovrifloto padaliniai buvo visam pasaulyje išsimetę. Tenai Sovitpes, Karlat, Sovinka, Fransov ir visur, žodžiu, šitie buvo. Atgavus nepriklausomybę, tai geriau, kad net lygioj vietoje pradėti, negu kad niekas nebuvo geranoriškai nusiteikęs. Ir niekas nenorėjo padėti iš to Sovrifloto. Jūs tokie, kaip atsimenat, jeigu blokada buvo, čia naftos nebuvo, kuro, tai žusami. Ir laivai buvo priversti stovėti užsienio uostuose. To labiau, kad ne europiniuose uostuose tenai. Stovėti, reikia Afrikos pagrindinai, Pietų Amerikos. Pavojinga išlaidos dar didesnės. Todėl laivai buvo apie 200 laivų Litripromo, buvo jie parsiųsti į Klaipėdą, o Klaipėdoje irgi krantinės buvo prigrūstos, laivų pilna ir todėl be prošvaisčių. Situacija tikrai yra komplikuota ir galbūt jeigu dar dauguma įmonių, sakykime, kur būtent tolimojo plaukimo, jos iš savo lėšų šios laivus modernizavo ir jie tolimojo plaukimo, aš noriu pabrėžti, yra pakankamai neblogos techninės būklės, kadangi jie pastoviai buvo prižiūrimi, restauruojami ir modernizuojami. Bet tai buvo atliekama grynai pačių įmonių lėšomis. Didesnė problema yra tai, kad žvejybos kvotų, žvejybos galimybių netekimas čia yra didžiausia problema, kuri gali privesti prie labai ženklaus žvejybos laivynų su Lietuvos vėliava sumažinimo. Taip, kad pilnai gali būti ir antrą kartą toks scenarijus. Baltlanta praktiškai vienintelė įmonė okeaninės žvejybos Lietuvoje ir vėl ta pati situacija, nėra kur žvejoti ir gali būti ir blogiausias variantas, bet dar bandysim. Dar vis tik tai viltis šiokia tokia yra. Tikimės, kad Europos komisijai visgi pavyks susitarti su Afrikos valstybėmis dėl palankesnių sąlygų ne tik Europos, bet ir mūsų žvejams. Tiek norėjome jums papasakoti ir parodyti šį rytmetį. Susitiksime lygiai po savaitės 9 val. Ryte. O tiems, kas nespėjote pažiūrėti mūsų laidos nuo pradžių, įrašo ieškokite internete adresu www.lnk.lt. Sudie. Investavimas į tvarią žuvininkystę. Laidą remia Europos žuvininkystės fondas ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.